Labą dieną. Šiandien mūsų pašnekovas yra Artūras Morozovas, fotografas, kuris ne per seniausiai išleido knygą Leidykla Lapas. Ir leidykla vadinasi Sutikau žmogų. Ar čia yra pirmoji tavo knyga? Taip. Tai puikia knyga, kuri yra ir fotografijų, bet kartu su kiekviena, su visom fotografijom yra pasakojimai. Ir toks bendra gija, kuri sieja tas fotografijas. Na, sakyčiau, knygoje yra dvi dalys. Viena dalis tai yra Gruzijos, Maidano ir Ukrainos karo fotografija. Ir ten toks įdomus intarpas apie šančių knaipes yra, šančių barus. O kita antroji dalis yra vienaip ar kitaip vienišų atskirtyje savo ar ne savo norų atsidūrusių žmonių tokie pasakojimai. Ne? Tai sveikas Artūrai ir malonu, kad atėjai pasikalbėti. Pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti, tai vat būtent apie socialinę fotografiją. Laikai save socialiniu fotografu, ar aš teisingai? Taip, turbūt tos temos vyrauja daugiausiai, jas labiausiai traukia ir domina. Tai koks skirtumas yra tarp socialinės fotografijos ir fotožurnalistikos? Gal ta socialinė tokia dokumentinė fotografija gali sau leisti truputį daugiau, jinai yra tokia platesnė. Yra fotožurnalizmas, tai tas žodis žurnalizmas tiek įpareigoja tokius, įspraudžia tam tikrus rėmus ir etikos rėmus ir tokio objektyvaus žvilgsnio išlaikymo daugiau gal, mažiau kažkokių režisūrų. Ir tai yra, įprastai tai yra greitesnė fotografija, tokia nušviečianti aktualijas. Kažkokias tai dokumentikos, tas socialinės dokumentikos žanras taip truputį daugiau leidžia įsigilinti, nebijoto į fotografijų savęs, savo pasvarstymų, savo kažkokių žvilgsnių. Tai jeigu ta fotožurnalistika gal apibrėžia tai, kad aš ten buvau ir štai kas ten vyko, tai dokumentika gal labiau leidžia apibrėžti tai, kad aš ten buvau ir štai ką aš mačiau. Ir tas tavo žvilgsnis toks subjektyvus, jis kaip pasakyti, toks truputį gal dažnai ir meniškesnis, ir laisvesnis yra. Bet aš prie to subjektyvumo ir norėčiau. Kaip tu pajauti, kad tavo fotografija gali virsti pasakojimas fotografija? Čia grinai tavo tas momentas. Nežinau, čia aš galvoju taip kaip ir ten klasikos tapytojai kažkokie. Tu kartais užčiuopi kažkokį universalų siužetą, kažką, kas yra daugiau negu ten tik vaizdas, tik portretas, bet kažkokia yra ten turbūt ir simbolinė prasmė už to glūdi ir jis labiau gal išskleidžiamas gali būti į kažkokią diskusiją, į kažkokį pasvarstymą. Tai mane tie siužetai labiau domina, tokie universalūs. Daug metų labai buvau toks aktyvus fotožurnalistas, tai to gal trūko labai ir vis laik taip jaučiau, ir ta knyga taip ir prasideda per visas tas keliones, nes vis laiką kaupės tas kažkoks archyvas, kur tarsi važiuoji kažkur, nušvieti tas aktualijas, bet vis laiką gyveni pas kažkokį žmogų, matai tą jo ten dramą iš vidaus, situaciją kažkokią, matai, kažkokius tokius turtingesnius truputį savy tulpinančius daugiau portretus, kurie dažniausiai nuo žiniasklaidai nepapuola, nes tiesiog žiniasklaidos turbūt visi algoritmai ir tvarka, jinai nėra sukurta tam, nėra palanki labai tokiam, kažkam stipriai humanistiniam portretui reikštis. Tai vis taip kažkaip liko toks neiškalbėtas archyvas, kaupės ir tokių paieškų rezultatai ir norėjęs kažkokiu būdu tai išpasakoti. Kažkaip, ar negalėčiau paprieštarauti, gal Lietuvos žurnalistikoje tai nėra. Čia Lietuvos žurnalistikos reikalas, kaip žmogus, kuris skaito, ten vieną kitą laiką skaičiu, ten New York ir ten arba, visokios, iš tiesų, šiaip aš visada gerai prisimenu savo pirmas studijas žurnalistikos 91 metais Voice of America, kur buvau nusiusta. Ir ten buvo vienas susitikimas su tuo metu labai garbaus amžiaus ekonomikos žurnalistu, kuris jo pirmas darbas buvo Bretton Woods'e su Keynesu, jis ten darė interviu, sakė, visai buvo dar vaikas, ir jis mums pasakė fantastišką frazę, ir aš jos negirdžiu Lietuvoje niekai per tos 35 metus. Sakė, jūs dirbate patį gražiausią žmogų darbą, jūs pasakojate žmonėms apie juos.
Tai man atrodo, kad pas mus pasakoja kažką kitą. Tai tikriausia negalime pasakyti, kad žurnalistika būtinai atima šitą. Gal tiesiog mes neturim tam. Taip, sutinku, Lietuvoje žurnalistika gal ir dėl nedidelės mūsų rinkos, jinai yra gana sparti, gana daug kurianti produkto ir neturinti tos prabangos, bet iš tikrųjų tai yra prabanga sulėtėti ir įsižiūrėti. Aš irgi daug dirbu ten ir su užsienio žiniasklaida ir ten matau kolegus jų darbus, kur ten gali rašinį, kur ten, nežinau, porą savaičių vykti, būti, gyventi, įsijaust, tokį vat, antropologinę prieigą turėti prie kažko. Tai pas mus to maža. Yra ir mūsų žiniasklaida gana jauna, paradoksalu, bet sovietmečiu to buvo daugiau tokio, aišku, nes su visa nes mūsų visa ten fotografų klasikų karta, ta Lietuvos fotografijos mokykla, jinai labai stipriai reikšdavosi žurnalos, tokios ten kaip Švyturys, nu, kiek ten jie... Nemune, Nemunas be abejo, taip, visai Kalvė. Tai didžiuliai archyvai, kurie formavo tą lauką žiniasklaidos ir žiniasklaidą iš dalies ir formavo ir autorius. Tai vat, to kažkiek pasigendu ir, vat, ir noras buvo galvas iš tų vat, knyga. Taip, nemačiau, kad tai galėtų būti pasakojimai kažkokie ten portale žiniasklaidos, kokios redakcijos. Ir patys žmonės, matos, kad tas santykis su žiniasklaida turi labai atsargų. Daug kas sakė, sako, aš papasakosiu, bet jeigu tik nebus internete. Aš galvoju, gerai, tai vat, knyga, tas, nu, vat, kaip pasakojimo būdas irgi toks gali būti, lėtesnis gal. Ir va, taip pat ir atsitiko. Pats laikai save, jeigu teisingai esu radęs, na tai patvirtink arba paneik, bet pats laikai save Antano Sutkaus mokiniu. Taip, kažkiek mane taip jau pasisekė, kad ir Antanas Sutkus ir formavo, ir dabar labai formuoja, ir tikrai daug labai bendravo. Romualdas Požerskis, na, aš augau Kaune, tai ten buvo tikrai toks bastionas fotografijos, ir ten centras buvo Kauno fotografijos galerija, ir yra dabar labai svarbus fotografijos centras. Tai augti ten jaunam fotografui buvo fantastiška, nes tu ateini, ten susitinki su Rakausku, susitinki su Požerskiu, Aleksandru Macijausku, vis tie klasikai, ten Sutkus atvažiuoja, pamato ten ant mano ten kaklo pakabinti kažkokį fotoaparatuką, nu, tai čia irgi fotografuoji, čia nors parodyk. Tokiai palaikančioje aplinkoje augau ir turbūt tą fotografiją tokią aš ją tik ir įsivaizdavau. O su Antanu ir dabar labai daug bendraujam aktyviai, kasdien praktiškai, tai tikrai daug labai tokių pamokų gaunam. Ja. Bet jeigu pažvelgsime į Antano Sutkaus fotografijų albumus, juose naratyvo kaip po tokio pasakojimo nėra. Juose yra tik tai fotografijos, na ir trumpas lakoniškas pavadinimas, kas čia, kokie metai. Tuo tarpu kiekvieną pačio fotografiją šioje knygoje lydi pasakojimai. Tai čia vis tik tai yra toks gan ryškus skirtumas tarp Antano Sutkaus ir... Čia gal vis tiek prasimušė tas mano žurnalizmas, kad aš kažkaip ir daug užsienio žiniasklaidoje labai esu dirbęs, tai ten vat nėra suprantama, kad fotografija gali būti kaip atskira. Ne vis laik yra lydima teksto, ar net jeigu ten siunti kokį reportažą, kiekviena nuotrauka ten turi būti aprašyta kažkokia pastraipa. Tai pas mus tas gana neįprasta dar, bet, nežinau, man kažkaip tas neatsiejama buvo, ir vat, vykstant į konfliktus, vykdavau kaip fotografas fotografuoti, bet tu kaip patenki į tokią, sakyt, unikalią terpę, kur gali matyti, vat, tik tai tavo akis kažkokius dalykus mato ir tu patiri, natūraliai pradėjo norėtis kažką rašyti, pabrėžti, užsirašyti savo, ar ten vat, ir straipsnius pradėjau rašyti, taip po truputį, tai vat, nu, tokia, vat, gal tokia neįprastų kelių taip ir nuėjau. Tame karo fotografijų epizode, toj pirmojoje knygos dalyje, savotiškai tokia ta užsklanda yra, kad pirmame karo etape tarsi galėjai fotografuoti ir tu matei tuos žmonės, o dabar tas Ukrainos karas persikėlė į požemius, į bunkerius ir jis tapo tokiu technokaru ir praktiškai, žinoma, pasakoja apie tai, kad dauguma tų žmonių, kuriuos sutikai, jie žuvo. Tie įspūdingi charakteriai, ten yra, na, ta Lapė, paskui yra Da Vinčis, kurio fotografijos nėra, bet kuris yra. Tai aš teisingai neradau, nes aš rausiau. Taip. Ir kažkaip neišrausiau, nes man labai pavadinimas buvo keistas. Jo, Da Vinčis yra Ukrainos herojus ir jeigu nuvažiuoti į Maidaną, į Chriščiatiko gatvę, tai jo ten didžiuliai atskiri stendai, nes tai buvo ta karo karta, kuri 17-mečiai išvažiavo į Donbasą ginti Maidane. Susiformavusi ir ten viena paramedikė Jana, irgi 17 metų, jisai dar du kariai, irgi 17-18 metų.
Ir pasirodo, kad nereikėjo to karybos žinių, reikėjo ten meilę savo šaliai, kažkokio tokios radikalios pozicijos, nesitaikstymo su to rusiškuoju pasauliu, atnešta ta visa neteisybė ir užaugo iki bataliono ar bataliono vado. Ir Da Vinčio aš turiu tų nuotraukų, jos gal nebuvo tokios įdomios, man, nes visą laiką atrodo, kad visą laiką bus jisai. Ir aš kiek ten važiuodavau, ten vienur kitur sutikdavau jį ir taip ir kažkaip ir nebuvo tos progos pafotografuoti, nes atrodo, kad taip visą laiką ir bus. Bet po to vienas, kitas, trečias pradėjo žūt. O karas išties labai pasikeitė ir įdomu, aš kai pradėjau fotografuoti pirmą kartą Sakartvele, vėliau ten Ukrainoje ir ten artimuose rytuose, tai gana buvo dar tas toks karas klasikiniu supratimu, kad ten yra kariuomenė viena, konvencinis karas, tai tik viena kariuomenė, kita kariuomenė, ir jie ten susiduria, yra taisyklės su žiniasklaida, kaip dirbti, ir tai buvo gana, buvo, kaip pasakyti, man gal kaip lietuvių neįprasta keliauti į tą kitą pusę, bet buvo gana suprantama, ir nebuvo čia nieko prieš 20-15 metų pasakyti, kad ten, nežinau, važiuoju ten į rusų pusę okupuotas teritorijas, ten rengti reportažą, tai nieko nestebino, tai atrodo. Taip ir turėtų būti. Ne tai, kad tu ten važiuoji tiesos kažkokios ieškoti ar ten suprasti, kaip čia tas konfliktas, kokia jo kilmė, bet tai yra daugybė istorijų, kaip atrodo okupuotos teritorijos, koks gyvenimas ten, ką ta rusiškas pasaulis atnešė. Tai labai įdomios buvo patirtis, bet pasaulis taip pasikeitė, kad dabar tai neįmanoma, tai nematom ir rusų, ten, sakykime, žurnalistų. O žodis neįmanoma čia ką reiškia? Aš manau, kad tai yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Nes taip tapo labai sudėtinga padaryti, ar tiesiog pasikeitė mąstymo forma ir įsivaizduojama, kad šito nereikia daryti? Turbūt ir tas, ir tas. Ir tas turbūt aš... Ar nėra tame elemento tai, kas pervestų į kitą knygos dalį, kas vadinasi atskirties, tai tema. Jeigu tu visada, čia ne mano mintis, tai yra daugybę kartų kartota didžiausių mąstytojų, pradedant nuo, tikriausiai tas mintis ir net Biblijoje reiškia. Ir jeigu tu savo priešą dehumanizuoji, tu vieną dieną esi toks pat kaip jis. Čia tikriausiai šitą frazę dabar Lietuvoje sukeltų isterikos priepolį ir man tai yra labai baisu. Aš sutinku, man tai yra vienas baisiausių dalykų apie šitą laiką, kurį aš gyvenu. Aš pasakiau vieną kartą, už ką sulaukiau baisaus neapykantos priepuolio, Tapino teisuoliams, čia tu prie teisuolių pereisi. Aš jiems parašiau, mano karta jums davė nepriklausomybę, aš turiu moralinę teisę, tai sakyti, aš tame dalyvavau ir Sąjūdžio steigiamajame susitikime, o jūsų karta iš mūsų atims laisvę. Jie labai supyko. Bet jų supykimas man buvo didelis klausimas apie tai, ar jie kartais išėję į gatvę pamato žmonės, kurie gyvena atskirtyje ir kurių labai daug, ar ne? Ar apskritai, klausimą aš suvesčiau gal dabar jau tai, kad kada tu, tie man gerojiški žmonės, kurie ten yra, Sakartvele gal ten tiesiog kažkoks toks jautresnis, šiltesnis pasakojimas, bet kada prasideda Maidanas, ar vėlgi nėra tie žmonės 17 metų ar ten panašaus jauni, ar jie nėra irgi tam tikroje atskirtyje nuo tos terpės, kuri juos supa? Ar tu visada, kada eini daryti kabutėse revoliucijos, šiuo atveju toks daikto, ar tu nesi atskirtyje? Aišku, ir tokie išbandymai didžiuliai, kaip revoliucija, kaip karas, tai iš tikrųjų didžiulis išbandymas visuomenėm. Manau, mes tą egzaminą kažkokiu būdu laikom ir dabar laikom ir jis turi tikrai įvairių labai pusių. Polarizacijos terminas dabar dažnai labai girdima savoka, tai iš tikrųjų tai yra išbandymas. Ir tas išbandymas yra dar sunkesnis turbūt, ta prasme, kad yra socialinių tinklų visas algoritmų žaidimas, kuriame gali tamsiosios jėgos labai stipriai manipuliuoti, veikti nuomonę ir iš tikrųjų, matau daug žmonių. Ir šviesiosios jėgos taip pat, aišku, tai yra taip pat algoritmai ir irgi išmoko, gal iš pradžių gal tamsiosios, o šviesiosios jėgos, bet ta kova vyksta ir žmogui dažnai matau, kad noris tiesiog susigūžti ir užsidaryti kažkokį savo super aiškų radikalų pasaulį. Juodo ir balto. Ir kaip iš to įsilaisvinti, tai iš tikrųjų reikia labai daug ir drąsos kažkokios turbūt, bet ir išminties, žinojimų ir taip, apie tai daug ten. Ir Irena Veisaitė, amžinatelis kalbėjo, Leonidas Donskis, tų balsų nėra šiandien ir jų turbūt labai trūksta, man bent jau.
Man viena mintis, kuri kilo perskaičius tavo knygą, tai čia yra kažkieno tas dalykas pastebėtas ir netgi mokslininkų ir tyrinėtas. Tai, sako, tradicinės kultūros, žmonės, kurie gyvena tradicinėje kultūroje, kurioje viskas yra atsikartojimas, yra cikliškumas, viskas kartojasi. Ir lyginant su moderniu žmogumi, kuriame laikas jau yra linijinis, kuriame nebeatsikartojimas, bet yra kažkokia nuolatinė tarsi progresija, ar ne? Tai va tie, kurie gyvena tame tradicinėme pasaulyje, atseit jie labiau linkę matyti, kaip sako, na, ar tu matai medžius, ar tu matai mišką, ar tu matai atskirus individus, ar tu matai kažkokią visuomenę. Tai tie, kurie gyvena tradiciniam pasaulyje, atseit, jie linkę matyti medžius, jie linkę matyti atskirus individus, atskirus žvėris, atskirus augalus, atskirus medžius. O tie, kurie gyvena labiau tokiam moderniam pasaulyje, jie pradeda ieškoti bendrybių ir jie užpildo savo gyvenimą bendrybėm, abstrakčiom savokom, bet nustoja matyti individus. Tai tavo knyga yra nuostabi tuo, kad ji yra būtent žvilgsnis į konkretų žmogų, konkrečioj situacijoje, tu matai tuos medžius. Ir yra labai tokia, sakyčiau, giliai pamačius atskirus žmonės, tu ir atskirties reiškinį, vienišumo reiškinį pradedi geriau suvokti. Ir va ta atskirties dialektika, kas atskiria vienus žmonės nuo visuomenės ir kas padeda jiems iš to vienišumo, iš tos atskirties išeiti, jinai atsiskleidžia su tokiu niuansuotumu, kurio abstraktybės paprasčiausiai neleidžia matyti. Tai kas man labai įdomu, kad tavo pasakojime nėra tokių vienprasmiškumų. Na, aš paminėsiu keletą pavyzdžių. Tarkime, sakykime, bendruomenė. Ar ne? Mes dažnai laikome, bendruomenė, tai čia yra labai geras dalykas, žmonės, kurie vieniši, jeigu jie įsitraukia į bendruomenę, tai tada jie nustoja būti vieniši ir panašiai. Bet tavo pasakojime labai puikiai yra atskleista, kaip tos pačios bendruomenės priklijuoja atskiriems žmonėms etiketės ir iš tikrųjų kokias etiketės priklijuoja? Na tai, kad šitie yra nenormalūs, ar ne? Arba jie yra dar kaži kokie. Tas pokalbis su parduotuvės pardavėja, reiškia, jinai tau pasako, jeigu nueisi ten, tai ten ta šeimelė, jau jie yra tokie. Ir suprask, jiems yra priklijuota etiketė. Tai ta bendruomenė iš tikrųjų nėra kažkoks toks išganimas ar sprendimas tos atskirties, nes dažnai pati bendruomenė atstumia. Ir man atrodo, čia labai, ir ne vien tik tai apie bendruomenę kalbėdamas, bet šitos dalykus labai, labai jautriai apčiuopia ir taip ne vienprasmiškai. Tai jeigu klausčiau dabar, sakykime, kokius vaidmenis tos bendruomenės apskritai matai, ta prasme, tiek teigiamus, tiek neigiamus. Jo, labai pritarčiau, irgi man buvo vienas toks įdomių pastebėjimų, atleidžiant šitą ciklą ir jį taip patiriant, kad aš irgi visą laiką taip miesto žmogus romantizavau kaimo bendruomenę ir pas mane kaime yra vienokia, ten su bendramžiais daugiau mažiau, kažkokius interesai vienyje, daug ten naujakurių, kažkoks santykis su senbuviais yra, bet aš vis tiek esu svečias, kaip pasakyti, ten patiriu tai labai taip, savo maloniai, taip hedonistiškai, bet kaimo bendruomenė, jeigu jinai tave pasmerkia, ar jeigu tu esi vienoks, toks ar anoks, pavyzdžiui, kaimo bendruomenė mato, kaip iš tavęs vaiko teisės paima vaikus. Baisus atvejis, sakykime, ir ta šeima yra ten vienu atveju pasmerkiama tuo ir viskas. Jie patys, jie tampa kaliniai tokioj, iš kalėjimo, iš kurio neįmanoma pabėgti. Jie apie save
apie juos visi žino ir turi tam tikrą įvaizdį, net mokytojai mokyklai, vaikai keliami iš klasės į klasę, nemokantis skaityti ir rašyti, nes, na, ta šeima yra tokia, čia krepšelis mums, mokinio krepšelis čia yra ir taip ar taip jie čia tokie bus, ten perspektyvų jokių nėra ir taip netgi tokiais pasireiškia. Per tokius biurokratinius sakinius. Jo, visi apie ją žino ir čia, kai aš pradėjau domėtis, tai visiems, kas čia ko neaišku, tai pažiūrėk, kaip čia taip ir tai yra, na, jo, baisus atvejis, apie kurio nebuvau taip susimastęs, kaip bendruomenė gali įkalinti. Bet jeigu bendruomenė, kaip pasakyti, yra palaikanti, tai tada vėlgi kita jėga įsijungia, kur tu tikrai gali keistis, nebijot savęs, nežinau, na, bet ypač mažose miesteliuose turbūt yra tas kitas atvejis, nežinau. Bet socialinių tinklų bendruomenė, tie vadinamai burbulai ir yra tos bendruomenės klasikinis gražus pavyzdys, kai tu jeigu ten pabandai įeiti su savo nuomonė, aš dabar labai džiūgauju, kad turiu kitą vardą ir pavardę, tai aš kartais nueinu ir parašau ir jie nežino, su kuo jie bendrauja. Tai jie ten visaip mane išvadina ir jie tų argumentų negirdi ir aš porą kartų dariau eksperimentą ir aš tada nueidavau jau su Aušra Maldeikienė. Ir būdavo visai kitas santykis. Tada jie kovodavo su Maldeikienė. Įvaizdis. Nei vienu, nei kitu atveju nebuvo kalbos apie logiką ir argumentą. Ir vienu ir kitu atveju ta pati frazė staiga sukeldavo, ką tik nori, bet tik ne logiką. Ir aš tada gal taip paklausčiau vis dėlto, kad tas knygoje yra tų istorijų, aš neskaičiavau kiek, bet jų nėra taip ir mažai, ten gal 10 nėra. Aš kažkaip pagalvoju apie 10, mano galvoju. Jos iš tikrųjų yra, vienu tai jos visos apsijungia vienišumu tų žmonių, kada tu esi, tarkim, toje atskirtyje, tu esi vienišas, net jeigu šalia tavęs daug žmonių ten krūta. Bet, nes tu visą laiką bandai įsijungti į kažką, tai kur nepritampi. Bet jos yra, bet aš norėčiau tokį klausimą užduoti truputį provokuojantį. Visos tos 10 istorijų yra apie tai, ką mūsų visuomenė ir vadina žmonėmis atskirtyje. Bet ar negali būti žmogus, kuris išoriškai yra labai sėkmingas, labai visoks, taip pat būti atskirtyje. Tik jam prikabinta kita kortelė. Aš, pavyzdžiui, aš visą laiką prisimenu vieną savo vyro frazę, kai aš sugalvojau politiką, jis man pasakė, bet tu supranti, Aušra, kad kitą dieną tu jau nemokėsi nieko, tu būsi tiesiog kvaila politikė. Ir visi įsivaizduos, kad gali tave mokyti su tavo visais aukštaisiais daktaro laipsniais, žurnalistikos. Jaunimas net neįsivaizduoja, kad aš esu žmogus, kuris BNS ir Eltoj padarė verslo skyrius ir Oksforde mokėsi žurnalistikos. Ir jie tave iš karto nustatys į tavo vietą. Taip ir atsitiko. Dėl to mes turime burbulus, dėl to mes neturime politikos iš tiesų. Tai man kartais toks, kad mes, jeigu... O dabar jau klausimas yra, ar pirmiausia, ar tu neturi tokio vidinio jausmo apie tai, ką aš čia kalbu, bet kitas tas klausimas yra toks gal labiau praktinis. Ar tiesiog mes neužkabiname žmonėm etikečių ir po to jau mums jis nebeįdomus. Mums žmogus lyg yra įdomus iki to laiko. Pavyzdžiui, aš turiu etiketę Maldeikienė. Taip, ir visi žino, kas tas yra. Aš tiesiog labai gerai žinau. Vieni myli, kiti nekenčia, bet visi žino. Niekada gyvenime manęs nematė, neturėjo su manim asmeninio santykio, bet jie žino. Viskas yra aišku. Pavyzdžiui, Ruginienė, visi žinom, kas yra. Aš manau, aš nežinau, kaip žiūrisi. Man atrodo, kad tai, kas buvo padaryta šitame interviu Urbonaitės, yra žemiausio lygio propaganda, kokia gali būti. Žmogus yra, kuris ir taip jau daugelis apie jį turi nuomonę, jis buvo pastatytas į bepročio vietą ir iš jo buvo tyčiojamasi. Ir visi tie, kurie jaučiasi esantis stiprus, jie kabina etiketes. Ir mes tą darom labai plačiai. Tai tada, kai visuomenė tampa nebe žmonių visuomenė, o etikečių vaikščiančių visuomenė, ar tai, kada kaip žmogu atskirti rodoma visą, tai tik tos, kurie, jau visai pasiekė tos nevilties dugną.
Ar čia yra logikos? Daug ir Čia pasiūlymų. galbūt, čia net ne pasiūlymai, čia tiesiog tas pasaulis, kaip aš jį bandau, suvokti, kaip tas viskas. Pasiūlymų tokių funkcionuoja. sulaukiau, kad sako, būtų labai įdomu tokį reiškinį, kad panalizuoti, kad ta atskirtis ir skurdas yra vienas ryšys, bet atskirtis ir sėkmė, atskirtis ir ten turtai, tai irgi tam tikras, tu gali, aš turiu Arba savo rate žinomumas. žmonių, tai kur yra žinomi ir, super gyvena izoliuotai, nes tas pasaulis irgi pasidaro, bet aš labai pritarsiu, man atrodo, mes gyvenam šiaip tokiu etikečių pasaulyje šiandieniniu, dar socialiniai tinklai dar jų daugiau uždėjo per pandemiją iš viso ir man kas buvo irgi tokio jautraus pastebėti, tai irgi su vienos šeimos vaikais vaikščiant, jie patys pradėjo apie save kalbėti tais žodžiais, kuriais ten, nežinau, matėm gal ten koks užkalnis ar kažkas ten tos vatnikus, runkelius, bambalinius, pašalpinius ir kitus. Tai vaikai save taip įvardino. 12-metis, jo brolis 15-metis, sako, tai mano tėtis ten bambalinis, mes čia pašalpiniai ir galvoju, iš kur jisai tą žino, bet netgi Lietuvos kaime tie žodžiai, ta žodžio galia yra didžiulė. Ir tada ir jiem aišku, kad jie tokie yra. O jie tai sako be jokios ironijos. Ne, jie sako. Jie tiesiog tą etiketę savo užsikabina. Tas savęs įvardinimas pagal stigmas, kurias tau primeta iš išorės. Aš esu susidūręs su dabar jau amžinatilsi moterim, kurios tėvai buvo turtingi valstiečiai ir buvo vadinami buožėmis. Ir vėliau jis save įvardindavo kaip buožės vaiką. Čia tas pats reiškinys, aiškiai, taip tau primeta. Bet Vytautai, ar jinai, kai sakydavo, kad aš buožės vaikas, jinai save negatyviai? Ne, jinai natūraliai priėmė šitą etiketę, tarsi tai būtų duotybė, tarsi tai būtų tiesa. Bet įdomu, kas už tos, man visada įdomu, kas stovi už tų žodžių. Nes man buožės vaikas tai skamba kaip labai gerai, tėveliai buvo darbštus ir turėjo daug žemės. Tai čia mes dabar ironiškai šitaip galime įsivaizduoti, bet jinai suvokė tą dalyką pagal tą tokį bolševikišką. Bolševikišką supratimą, kad maždaug vos ne mes nusipelnėme, kad mus reiškia pavadintų klasiniais priešais. Tai čia buvo visiškai be jokios ironijos. Bet sugrįžkim prie tos stigmatizacijos, tų etikečių klijavimo, nes man atrodo, čia yra apčiuopta labai tokia gili gija toj visoje atskirties temoje. Ir pats, tarp kitko, vienoje vietoje atpažįsti savyje irgi tą tokį poreikį normalizuoti tuos žmonės, ar ne? Ateini, pamatai žmogų, kuris yra labai kitoks negu tu, ir tu tarsi, toks pirmas impulsas, kur tu paskui save pagauni, šitai darydamas, sakai, aš tarkim, gal aš jums duočiau tą, aną, ir jūs taptumėte normaliu žmogumi, ar ne, tas poreikis normalizuoti. Tai man atrodo, ar čia galima būtų sakyti taip, kad tas poreikis būti teisuolišku, jis atsispindi tame etikečių klijavime, nes tu sakai, čia yra mano normos, tie, kurie neatitinka tų normų, yra visokie ten bambaliniai, pašalpiniai, runkeliniai, dar kažkokie tai, ir iš esmės bandai perkurt pasaulį pagal savo įvaizdį. Pirmasis toks instinktas ir būna kažką gelbėt, kažką tvarkyti ir tą vaizdą kažkaip išpakliuoti. Ir aišku, šiaip man įtampa turbūt šitai leidžiantis šitus pasakojimus, didžiausia įtampa buvo turbūt to vidinio žinojimo, to teisuoliškumo ir kažkokio to ekspertiškumo, kažkokio vidinio, kur ir, ką aš čia kaip žurnalistas tiek metų dirbantis nežinosi apie tokį reiškinį. Viskas yra gana aišku, čia kažkas renkasi dirbti, kažkas nedirbti. Ir tada ta įtampa tokia kyla tarp tų juslių, atvirų juslių ir tu, matant asmeninės istorijas žmonių, klausant, suprantant jų kompleksiškumą, matant, kiek daug yra niuansų, apie kuriuos aš net iš savo varpinės nei pagalvojau, nei aš šis jau įmanoma matyti. Ir tada kaip visą tą nuslopinti viduje, tai buvo taip sudėtinga. Personažas, savo tą pasakojimo personažas, kai tą prašomą žmogų, kažkokiu momentu pamilsti tu ir staiga tu ten, nežinau, supranti, kad jis padarė kažką negero, tikrai negero, ten kokią nors, nežinau,
kažką. Ir kaip tada nesmerkti arba nesakyti, kad nemoralizuoti, neteisinti, bet tada, tai reikėjo su to kažkaip tvarkytis ir labai pajausdavau, kad netgi tie pokalbiai, kaip juos ištranskribuodavau, kai kalbam ir kažkur įsijungia mano tas teisuoliškumas ir visą laiką viena ar kita forma baigėsi interviu. Jeigu tu ateini iš tokios galios pozicijų, čia ir Irenos Veisaitės buvo įdomus mintis, kad sako, tolerancijos terminas yra gana sudėtingas, nes sako, jis dažnai yra iš viršaus, tu žvelgi ir kai aš toleruoju. Čia, tai kaip tą išjungti ir kaip nebūti... Evangelijoje labai gražiai pasakyta ir jūsų knygos pavadinime tai kartota, reikia susitikti. Tai tie susitikimai Jėzus visą laiką eina susitikti ir tas žodis yra labai dažnas. Taip, knygos pavadinimas yra sutikau žmogų. Tai tie tos patirtis labai ėmė keisti, kai tu leidžiasi tą asmeninį santykį, labai sulėtėjai, pradedi nebedaryti interviu, bet tiesiog stebėti jų tą kasdieną žmonių, jeigu įsileidžia jie ir pamatai tada, koks tas pasaulis kompleksiškas ir sudėtingas verias ir pamatai, koks tavo tas skurdus žinojimas yra ir tas vertinimas. Bet čia ir yra žurnalistika, ką tu kalbi. Ne tai, dėl ko kovoja, dėl taisyklės kovoja, patys sukūrė taisyklės, kad neįmanoma su jumis gyventi. Aš esu visai kategoriškai jau dabar aš jau kategoriškai prieš visus šitos mitingus už vadinamą laisvą spaudą, nes aš visą laiką vieną klausimą užduodu, o kas jums yra ta laisvė? Suprantat, iš tikrųjų, man atrodo, kad tas yra jūsų knygos gelmė, ar tavo knygos gelmė, čia aš gal tavo su pagarba sakau, kad ten šitas yra, taip 80% padaryta. Aš labai pedantiškai jau taip pažiūrinėjau tekstą, kad tikrai tie žmonės liko tokie ir kartais kai kurie stulbinantis. Man, pavyzdžiui, absoliučiai stulbinanti istorija yra Oksana. Čia kažkokia... Nesinori spoilinti, kaip ten sako, nes aš tikrai nuoširdžiai rekomenduoju skaityti knygą. Aš jas, kai Vytautas sakė, kad perskaitysi greitai, nes man davė ją čia prieš kelias dienas, tai aš net nebuvo taip greitai. Tai yra 4 valandos skaitimų ir po to dar nuotraukos apžiūrėjau. Bet ten yra užtenkamai teksto, bet ten yra labai tankus tekstas, ten yra tanki logika to. Bet ta istorija yra iš viso, tai aš jums nespoilinsiu. Bet jūs prisiminkit vardą Oksaną, jos galit pradėti ir tada jūs suprasit, kad pasaulis yra... Aš esu žmogus, kuris turi... Aš visą laiką turėjau tą vardą, kad aš atseit ginu tuos visokius pašalpinius. Ne, aš tiesiog su jais šnekėjausi, aš sėdėjau kaime, aš daugybę tų žmonių pažinojau, visi išmirė, nes tiesiog amžius keitėsi. Aš natūraliai, man žmonės yra įdomus. Tai aš labai stebėdavausi, kur jie tą mato. Aš dabar suprantu, kur jie mato. Aš nesižaviu jų burbulų ir jis man kažkaip dzin, ten tapinistai man kažkaip, aš žinau, kas tas per daiktas yra toks neįdomus. Bet Oksana vis vien atjungė mane. Oksana atjungė, tai yra man buvo visiškai neįtikima istorija. Nes pažinino žmogaus teisų tokia organizacija, kovos su prekyba ir išnaudojimu žmonėmis, fantastiška nedidelė komanda, kurie dirba su pačiais pažeidžiamiaus. Ir sakė, mes patys nesuprantam, kaip taip atsitiko. 28 metus žmogus priklausomas nuo opiatų ir išėjo iš taboro, kur ten vergavo jau paskutiniu metu ir patikėjo vienu policininku. Ir tas policininkas iš tikrųjų padėjo. Jo, ten yra tas tikrai gero policininko. Tada socialinė darbuotoja įsijungė. Ir vis dėlto... Jie pamatė ją ir išgirdo ją, ten yra tas... Nes paprastai mes įsivaizduojam, kad jeigu ateina prokuroras ir sako, aš esu tavo geriausias draugas, tai tu žino, kad čia yra tavo didžiausias priešas, nes jis atėjo iš tavęs išmonėt kokių nors paliudijimų, kuriuos paskui panaudos prieš tave. O čia taip, va. Bet jisai atpažino joje tą žmogų su jo kančia ir jo bandymu kažkaip, jinaigi bando ne kartą iš to viso eiti, jinai ten pabėga nuo pirmos prostitucijos, bet ta prasme ir mane tai, kad jinai tas išmoko tos kotletus gaminti savo vaikam. Aš to vietoj tiesiog apsiverkiau pirmą, kad skaitydama. Man tai buvo kažkas tokio,
Nu kažkas tokio. Tarp kiek žmogus gali padaryti. Aš kiek žmogus gali padaryti, susipažinęs su šitais pasakojimo herojais, labai dažnai pamastydavau. Atrodo, kad toks gyvenimo taškas tai yra tam tikra baigtis tavo ten egzistavimo, tarsi kaip ir karas kokia forma. Ir staiga tada tu įsižiūri, kad ir kariai yra gyvenimai, ir žmonės myli, ir tuokėsi, ir augina vaikus. Ir ten kažkaip meilės istorijos, kaip ten prašytos. Ir lygiai taip pat čia irgi žmonės atrodo, atsistoja iš tokių, negaliu. Vieniša mama su 6 vaikais ten gatvėje metama ir vis tiek kažkaip sugeba sutvarkyti. Grįšim prie Faustinos. Aš noriu paklausti apie šitą didelį meškiną. Ir čia irgi labai ryškus dalykas. Aš nežinau, ar čia matysis ta fotografija, bet čia yra... Ne, čia ne Faustina, čia yra Gintautas ir Elvyra. Kur tėvelis? Ne, čia yra Gintautas ir Elvyra. Ne, bet tėvelis tą meškiną nupirko. Ir čia yra... Tėvelis mašiną nupirko, teisingai prisimenu. Tėtis nuperka vaikams meškiną, kurio dydis yra didesnis negu žmogaus. Ir išleidžia tam, aš nežinau, trečdalį savo atlyginimo. Knygoje parašyta pusė, man atrodo. Ar pusę savo atlyginimo. Pašalpos kažkaip. Ir tu savęs klausi, visiškai neracionalus poelgis. Taigi galėtum geriau, galėtum mažesnį meškiuką nupirkti ir to galbūt užtektų. Bet kai supranti, kokia yra jo logika, perkant tą meškiną, kad jis eina per kaimą, jis neša tą meškiną, ir visi žiūri į tą meškiną ir supranta, kad jis rūpinasi savo vaikais. O jis ir nori parodyti, kad jis rūpinasi. Ir aš nesupratau to žesto, nes mes čia dar iš vakaro su jais kalbėjom ir manęs paprašė turbūt paskolinti eurą ten kažkiek biletui, nes turi važiuoti į miestą traukiniu atsiimti, reiškias, išmokos socialinės, ir tada pradėjom kalbėti apie finansus, taip lyg truputį, aš taip neužfiksavau, bet pasižymėjau jo, kad sakė, čia tai už dujas, mums už elektrą dar truputį skolų, čia ir atrodo, kad man atrodė, kad tai čia yra daug visai. Ir kitą dieną, čia pusryčiaujame su tą šeimą ir tėtis ateina, iš traukinio atnešęs tokį rūžavą meškiną. Ir aš galvau, kas čia įvyko. Ir iškart žmona atsisuka, tai kiekgi čia sumokėjai, sakė, ten 80 eurų ar kiek ten, tai Jėzau, bet sako, visi fotkintis norėjo, visas miestelis. Ir tada aš galvau, kas čia įvyko. Ir vėliau supratau, kad kalbant su mama, tai šeimai tikrai buvo didžiausia tragedija. Ir manau, jinai iš dalies neteisingai gal įvykusi kažkada, kad atimti buvo 4 pirmi vaikai gimė, tai yra mergaitės. Ir tos mergaitės irgi dabar susilaukia savo vaikų ir jų vaikai irgi atimti, viena, man atrodo, dukra paimti vaiko teisių. Ir tėvam tai buvo juoda dėmė jų gyvenimas. Tai buvo kažkoks pats baisiausias turbūt dalykas, kurie turėjo, ir jie niekada neatsistojo dėl to, oriai niekada nesijautė, visą laiką visas miestelis man irgi kiek klausinėdavo, tai čia tie, kur ten tas buvo, čia tas, toliau tai tas žestas, tą meškiną atitemptis buvo toks gana ritualinis. Tu eini, taip ir nieks nebejoja tą meilę, vis tik tai amo netekę prisilies, norisi nuotrauką padaryti. Pakalbėkime apie mokyklą. Mokykla vis tik tai yra svarbus elementas tame visame atskirties ir įtraukties toj dialektikoje, nes vis tiek mokykla yra dalis to socialinio tinklo, kuris mus socializuoja, įtraukia į visuomenę. Ir Faustinos atveju, kai Salakė turbūt neatsitiktinai fotografavai, nes Sutkus ten fotografavo kažkada, tai yra tas fotas. Ten jie ir parodą atidarė, dabar esam Salake, centrinė aikštėje. Aha, reikia kirčiuoti Salakės ar Salakas? Salakas. Salake. Salakas, gerai. Kur jis yra? Jis Zarasų. Aš noriu sakyti, tai yra Šiaurės Lietuva. Netoli Antalieptės, Zarasai, reiks nuvažiuoti. Dusetos. Netoli nuo manęs. Taip, visai ten netoli. Tai ten yra aprašomas tas atvejis, kai uždaroma vietinė mokykla, ar ne, ir vaikai turi važinėti į Dusetas ar į Zarasus. Ir jau ten atstumas susidaro. Ir atrodo, ta vietinė mokykla užsidarė, tai nereikėtų, kad uždarinėtų tas mokyklas. Bet paskui kita vertus, ta įdomioji dialektika, kuri atsiskleidžia tavo knygoje. Gintauto ir Elvyros šeima. Ir ten mes matom tam vietinę mokyklą. Vaikas 3 klasėje nemoka skaityti. 10 klasių baigė nemokėdamas skaityti ir rašyti. 10 klasių baigė. Čia rimtai šito knygoje nėra. Ir ką jis veikia?
Ne, apie 10 klasių nebuvo. Bet kad jis mokykla... Jo, iš klasės į klasę Gal ant tiek buvo man neįtikima, kad mano smegenys atsijungė. Ir, vat, kaip skaičiu, apie tą šeimą turėjo ten visi tą nuomonę ir man mama tą papasako. Iš tikrųjų, aš sužinau, tai, kad vaikščiau su vaikais miestelį ir pravažiavo mašina tokiais vardiniais numeriais, kažkoks juokingas žodžius, ir aš tai parodžiau ir tas berniukas sako, mes nemokam, skaityti. Vienas brolis moka, nes ten kažkaip mokytas su meilė pažiūrėjo ir ten po pamokų palikdavo jį, tai jis, toks, prasme, išmoko bent jau kažkiek ten skaityti, su vienu juo susirašinėjo, su visais kitais žinutėmis kalbam audio, nes ir baigė mokyklą, jis nemokėdamas nei skaityti. Jis nėra koks nors disleksikas ir kas nors. Mokytojai tiesiog... Ar jis yra disleksikas, jūs nežinote? Taip, aš nežinau, bet... Dėl to gali būti jam gerokai, jam reikia tiesiog padėti pradžioj. Taip, bet 4 broliai, vienas moka skaityti, rašyti, kiti ne. Ir čia man čia papasako socialinė darbuotoja, kur yra fantastiška moteris, Danutė, ir pati įsivaikinus vaikus iš sudėtingų šeimų. Ir jinai susirūpinus, jinai siūlė mamai leisti į specialią mokyklą, kur su spec poreikiais vaikus priema, kur vaikai ištraukiami iš tos aplinkos sudėtingos, gal kuriame auga, ir ten savaitę laiko gyvena, savaitgalį gali grįžti pas tėvus. Bet mokykla užprotestavo, nes tie 4 vaikų, ten dar buvo vienas vaikas iš miestelio ar 2, kurie jų atsitraukimas, tai reiškia tuo metu jungtinių klasių sudarimą ir mokyklos uždarimą. Tai mokytojai protestavo, vaikams pasiūlė telefonus. Reiškia, kad toje mokykloje nėra mokytojų, mokykla, kurią reikia uždaryti. Ir jie uždarė. Dvigubai daugiau vaikų negu reikia ir tai uždaryti reikia. Čia tai ir atsiranda, kad nėra taip vienprasmiška, kad reiškia, neuždarykime mokyklos, bet jeigu mokykla iš vienos į kitą, į vyresnės klasės kelia vaikį, kuris nemoka skaityti, tai koks tada yra to išsilavinimo, kokia yra vertė? Salake buvo mokykla labai kieta ir labai stipri. 2 mokytojos, kurios pačios baigė tą mokyklą, bendruomenės, jaunos moteris baigė mokslus, grįžo po magistro studijų į savo mokyklą, ugdyti savo bendruomenės narių, fantastiškos tikrai mokytojos. Ir mokyklai trūko 56 vaikai buvo, turėjo būti 60, kad jungtinių klasių komplektą nesudarytų ir tą mokyklą uždarė. Ir tą istoriją man papasako, paskambino Faustina ta pati, kuri, sako, aš sutikom auklėtoją verkiančią ir pasakė, kad prieš rugsėjo ten 1 uždarys. Ir buvo turbūt drama didžiausia ta, kad aš nuvykau ten patirt tą, nes būčiau galvoju perskaitęs kur nors ten antraštę, kokia ten uždaryta mokykla, 116 metų veikusi, ir irgi gūžtelčiau, matyt būtų priežastis. Bet kai nuvažiavau ten, pamačiau tą dramą iš vidaus, tikrai ją labai stipriai išgyvenau, pamačiau tą neteisybę, tokį biurokratizmą įsijungusi, kur ten visi ateina iš rajono savivaldybės švietimo skyriaus, kažką ten lenteles paskaito. Tai mokyklos direktorius sako, žiūrėk, šiandien mes kalbam ne apie šitą mokyklą, apie mūsų bendruomenės ateitį, apie miestelio ateitį bendruomenės. Mokykla pasitraukė vaikai, pasitraukė tėvai ir mintys jų, mokytojai išvažiavo kitur irgi, užsidarė 3 įstaigos, kurios buvo priklausomos nuo mokyklos, tai yra meno mokyklos padalinys, ten tam tikri būreliai, po pamokinės veiklos. Ir iš principo viena mama ir klausė, tai kas bus geriau nuo tų 30 000 sutaupytų eurų mūsų vat. Čia viso labo 30 eurų. 30 000 ten tas klasės komplektas, kurį galėjo. Bet čia yra mūsų socialinės ekonominės sistemos logika. Nesvarbu, ar daiktas funkcionuoja, svarbu, kad visi dokumentai tvarkingai sutvarkyti ir atsiskaityti. Taip, ir ten... Mes tokią visuomenę padarėme. Ir aš galiu pasakyti, kas dėl to didžia dalim kalta. Prasta žurnalistika. Kada jinai rašo tokias istorijas, žmonės pradeda jas girdėti. Kai jinai nuoširdžiai įsivaizduoja, kad apskritai, visi žinau, kas yra mūsų dabartinis prezidentas, kuris 20 metų žurnalistikoje pateikiamas kaip intelektualas, nors ten sakiniai nesueina gramatiškai, o jo žmona 2 kartus Lietuvos ryte yra vadinama angelų su kompiuteriu galvoje. Ne aš sugalvojau pavadinimą Audronė Urbanaitė. Arba reklaminis, kas darė reklamą. Ir niekas netikrina. Tai ar mes iš vis turim žurnalistiką? Ką iš tikrųjų gina žmonės prie LRT? Ar jie negina šitos sistemos, kurios jie nenori matyti? Vat kurią tu knygoje, tu padarai gerą žurnalistiką. Tu papasakai istorijas, aš verkiau kokius 3 ar 4 kartus. Ir dėl asmeninių momentų, ir dėl kažko tai.
Man tai yra labai didelė knyga. Aš jos neturiu, čia knyga yra Vytauto, bet aš ją tikrai nusipirksiu ir pasidėsiu. Ne, nes man jinai yra didelė knyga apie tą Lietuvą, kurią aš pažįstu ir kurios aš nematau kitur. Ir jie įsivaizduoja, kad jeigu jie pasisodina du politikus iš skirtingos šakos, tai jie čia atspindėjo reikalą. Kokie bepročiai moko Lietuvos žurnalistus universitete. Ir kitas dalykas, kada tu nematai konkrečios situacijos ir kada tu mokykloje nebematai vaiko, o matai šitas tas, vaikai neina valgyti, nors nepavalgė, nes bijo, kad iš jų tyčiosis ir taip toliau, tai irgi yra Lietuva. Ir kas įdomiausia, žinote, kaip tai vadinasi politikoje, kai aš šitą pradedu šnekėti, kai buvau dar politikė. Maldeikienė kaip visada populizmą pavarė. Koks čia populizmas? Aš tiesiog žmonės jums sakau, yra žmonės visokie. Ir jiems sunku, ir jie nesupranta. Ir niekas negalėjo suprasti, kodėl aš tokią laidą vedžiau kažkada 15 metais per Baltijos TV Išgyvenkiai gali. Ir vieną kartą Baltijos TV, čia 0. Mūsų reitingas nunešė kakadų. Ta vakarą man paskambino, bet tavo vadovas sako, ką jūs ten padarėt. Mes tiesiog su žmonėms šnekėjomės. Pas mus nėra žurnalistikoje žmogaus. Aš suprantu, pas mus žurnalistikoje Monika kiekvieną savaitę apie save papasakoja savo portale. Bet suprantat, žmonių ten nėra. O šitoje knygoje yra. Aš labai nuoširdžiai sakau, čia yra žurnalistika ir jūs ją skaitykite. Man taip pat buvo toks didžiulis gal šokas, ar čia apie knaipas, kalbant apie socialinę atskirtį, kai tu išvažiuoji, sulėtėjai, pažįsti, gali tam laiko skirti, buvo šoks, kiek daug yra įdomaus turinio ir kiek daug yra šaly, ko mes nežinom apie save. Atrodo, kad viskas čia aišku. Tai čia yra tas matymas miško arba medžio. Ir žinot, mokyklos irgi tą uždarimą arba prezidentūrą paminėjot. Buvo neseniai prieš uždarimą, prieš prezidento buvo rinkimų kampanija ir pirmoji ponė buvo atvažiavusi ir pasodino, čia 20-ais, gal kada, kas čia buvo, prieš tai. 19-ais. Taip, buvo pasodintas prie mokyklos, Salako mokyklos, pirmos ponios pasodinta būsimos medelis su šūkiu, kad kiekvienas žmogus yra mums svarbus. Ir tada kreipėsi, man atrodo, ir ta pati mokyklos administracija pagalbos, bet įvyko kaip įvyko, ta mokykla buvo uždaryta ir visiškai dabar ten, nežinau, kas tam net pastate vyksta. O mokykla šalia irgi kita buvo uždaroma, Dūkšto mokykla. Ir jeigu jas būdavo dvi sujungt, galėjai turėti vieną kokybišką mokyklą. Ir jos būtų arti ir būtų. Taip, ir visiškai ten 10-15 km turbūt nuo Salako. Tai daug tokių niuansų, ką žmonės vietos mato ir jiem labai sunku, turėti tą stiprų santykį tada gali būti su valstybe, nes mato tą neteisybę, jaučiasi neišgirsti, apie juos tikrai ten nieks neparašo, nes jų gyvenimai nėra tokie, kad pritrauktų tą žurnalistų dėmesį ir man atrodo, to labai trūksta. Jie pusnuogiai neguli lovoje ir nesimyli viešai. Ir jie dėl to neįdomus. Aš dėja turiu pasakyti, kad kartais tai taip atrodo. Tai man atrodo, kad čia viena didžiųjų tragedijų mūsų šalies, kad mes nematome žmogaus, kad mūsų švietimo sistema ir mūsų išsilavinimo struktūros nėra apie žmogų, o yra apie kažkokias mistinės taisyklės ir institucijas. Ir matot, pavyzdžiui, apie žiniasklaidą kalbant, man irgi aš taip dar turiu tą nuomonę, kad žurnalistai tapo toks tam tikras elitinis socialinis sluoksnis. O, jie labai save gerai. Ta prasme, tai tiesiog mes žinome, koncentruojas, didžiosios redakcijos koncentruojasi Vilniuje, tu dirbi, uždirbi. Tarp kitko, jie nustato ir politinį, kas bus politikas, kokios temos bus pristatomos. Žemaitaitis puikiai lošia jų tuštybę ir jie ant jo puola, jis kikena, sudės daiktus ir ant tuštybės eina. Ir tai, ką aš dabar šneku, jau čia turbūt yra absoliučiai neleistina, bet iš tiesų tiesiog trivialu. Aš tiesiog vyresnė ir aš atėjau į žurnalistą, aš pirmą kartą parašiau 88 metais straipsnį, vieną kartą gyvenime gavau pagyrimą už savo darbą, 1988 metų straipsnį apie nedarbą Sovietų Sąjungos švyturys man paskyrė premiją. Daugiau niekada gyvenime nesu gavusi jokios premijos, kaip tokia visai niekam neįdomi. Bet techniškai apie 2000 metus įvyko radikalus lūžis. Žiniasklaida pradėjo eiti, tvarkyti
aš iš Lietuvos ryto išėjau, kai Vainauskas man gana aiškiai liepė, nurodymą davė sudoroti vieną politiką, nes jiems namelio reikėjo. Nu ir paskiau tas viskas iškrito, kad dar kurį laiką Vainauskas su Tomkum kovojo, tai dar buvo kažkokie skirtingi frontai, o paskiau pasidarė ir frontas mes, elitas, ir žurnalistai iškart save pastato į elito poziciją, o tai, kas kalba apie ne elitą, tu negirdėjai dar, kad tu populistas? Išgirsi, jeigu perskaitys knygą. Taip, aš nežinau, manau, kad tiesiog čia nekalbant taip apie asmenybės kažkas, bet visuomenės, mūsų žiniasklaida truputį turi tikrai keistis, reikia stiprinti ten regioninius. Apie Moniką, tai Monika turbūt daugeliu atveju jai esu dėkingas, nes ir Ukrainą išvažiavau dėl to ir buvo daug labai palaikymo tikrai regionuose ir tam pačiam LRT rašiau, bet aš gal labiau taip nustojau tą daryti dėl pačios sistemos, kad tai yra toks dažnas turinys, tu gali ten 2 savaitės dirbti prie temos ir jeigu tą pusvalandį įsijungęs portalą pamatysi straipsnį, tai pamatysi, jeigu ne, tai turėsi googlinti, ar jūs čia įspausintas. Na, labai kažkokius tapo labai greiti algoritmai ir matosi, kad žmonės tiesiog tolsta nuo tradicinės žiniasklaidos. Aš, pavyzdžiui, jau 2 metai prenumeruoju Lietuvos rytą penktadieniais. Su didžiuliu malonumu skaitau. Rekomenduoju visiems, nebrangu ir turėsite ką skaityti. Ir tarp kitko tekstai įdomus. Aš kartais sutinku, kartais nesutinku, bet jie yra pamastyti. Tuo labiau, kad tai yra ne dienraštis dabar, o savaitraštis, tai kartais savo. Aš turiu galvoje fizinį kūną skaitau. Artūrai, pakalbėkim apie šančių knaipes. Man labai įdomi tema. Man įdomu, kaip jinai ten įlenda ir kažkaip labai natūraliai atrodo. Nes, įprastai, taigi įprasta manyti, knaipės, tai čia jau maždaug socialinių padugnių susibūrimo vieta. Bet yra tas dramatiškas epizodas tavo knygoje Kalėdos knaipėje. Ir Kalėdos knaipėje yra kodėl? Todėl, kad yra vieniši žmonės, kurie prie artimųjų stalo, mes įsivaizduojam Kalėdas, tai susibūrė artimi žmonės prie vieno stalo, dega žvakės, visi laimingi, eglutės, dovanos, vaikai, visa kita. O čia yra žmonės, kurie yra absoliučiai vieniši ir jiems ta knaipė yra vienintelė vieta, kur jie gali ateiti ir atsidurti kažkokiam žmonių rate. Kur jie turi savo pravardės, savo istorijas, kur juos vertina už jų kažkokį unikalumą, tas anas toks. Tai tiesiog, ir neklijuoja etikečių. Jeigu jie klijuoja tą etiketę, jie ją paprastai ilgai nešioja. Visi tie žodeliai kartais turi. Čia aš nežinau, ar galima... Čia Mažasis Paryžius. Tokia superinė... Knaipės, iš tikrųjų. Knaipės turinti pirmąją Lietuvos alkoholio licenciją 0001. Tikrai? Mažasis Paryžius. Ar jį tebeveikia? Jinai veikia. Dar vienintelė iš šitų visai. Būtinai ten pamatysit. Ten yra fantastiška. Ten tiesiog reikia atsisėsti ir klausyti, kas kalbama yra. Vilniuje yra klasikinė vieta, tai Špunka. Užupyje. Jo, bet Špunka yra naujas, vis tiek darinys. Kai kurių dalykų net ir jūs nežinote. Ne, aš apie knaipes labai paprastai išmanau, nors man būtų labai įdomu. Tai nueikite į Špunką Užupyje. Bet pats savo pasakojime apie knaipes užsiminė, kad yra tas pandemijos epizodas ir po pandemijos metu dalis tų knaipių išnyksta. Ir kas išnyksta, kai išnyksta ta vietinė knaipė? Ką prarandame? Man buvo taip pat įdomi tokia patirtis pažinti knaipes, nes irgi atėjau, tai toksai su dujų balenėliu kišeniai, galvoju, čia dabar aišku, mane čia kažkokie kitokie, greitai čia perkas ir dar su fotoaparatu, galvojau, čia velnės. Bet gavosi atvirkščiai, kad buvau priimtas, atsimint, ten viena iš šančių knaipė, ten kažkas ten nusikeikė ir sakė, klausyk, nepasirodė, kad mes čia šančiškiai tokie, žmogus atėjo čia. Buvau tam tikrų būdų priimtas ir galvojau, kodėl čia turėtų kažkas man pasakoti tas istorijas, leistis fotografuojant.
Bet labai greit pajaučiau, kad jo, tas didžiulis vienišumas, ypač tokiuose mikrorajonuose, kaip Šančiai, ten Petrašiūnai, Kaune, tokie, kur buvo pramonės, sovietinės pramonės rajonai ir ta visa karta vyrų dirbančių, ten daug sociologų nagrinėja Lietuvoje tą reiškinį, ten koks Artūras Tereškinas irgi tą prašęs, gal Danutė Gailienė truputį irgi lietė apie tas santvarkas. Ir staiga rajonas, pramonė pasitraukia, rajonas pradeda keistis, pradeda gentrifikacija vykti, nes jis labai geroje vietoje, ten prie Nemuno, prie netoli centras, senamiestis. Ir tiem vietiniam, man čia mintis yra vieno jų pasakyta, kad sako, mums beliko susitikti tik tai buvo turgus ir bažnyčia, tai dabar liko tik bažnyčia, žinai, kur vietiniai gali susitikti. Nu, nebėra kavinių, tai va tos knaipės dar va buvo ta vieta ir matydavau ten ateinančių žmonių, kurie neteina išgerti, kurie ateina tiesiog pasėdėti, pakalbėti ten su... Arba vienas buvo, atsimenu, atėjo 2 moteris ir žino, kad ten ras tą santechniką gerą, ten, atsimenu, Richardas, kuris turi gyvatuką sutvarkyti. Ir ateina tiesiog pasitant susitart, kad tą gyvatuką sutvarkyti. Ir atrodė, kad ten, aišku, ten labai tikrai tokia pilka vieta, kai dažnai būdavo tokia, galima sakyti, ir skaudi, daug to skandinimosi ir alkoholija yra, bet kai jas uždarė, atsitiko dar baisesnis dalykas. Tai liko vienišumas ir alkoholis. Alkoholis liko ir vienišumas išliko. Tai bent 2-3... Alkoholio turbūt gal net padaugėjo. Ir 2-3 žmonės mirė, tie, kuriuos fotografavau, ir namuose mirė tiesiog. Tu paminėjai vieną iš tų melomanų, Zorną. Edmundas. Aha, labai liūdna. Edmundas. Taip. Toks intelektualas. Fantastiškas, jo, aš sakau, labai gaila, kad su juo nespėjau taip daugiau dar pakalbėti kažkokiam temom, nes tiesiog buvo intelektualas, kur gal tas santvarkų pasikeitimas, nesugebėjęs taip prisitaikyti ir to savo kitoniškumu tarp tų fabrikų darbuotojų, kažkokiu asmeniniu jautrumu toks nepritapo gal ir jo, buvo irgi vienas tų, kuris mirė. Tai va. Tai neliko tų. Pirmiausiai buvo alkoholio tas barų apibrėžimas toks įvedamas, kur ten turi būti būtinai staliukai, negalima duoti įsinešimui, tai policija ten dažnai budėdavo ir uždarė porą jų. Per pandemiją po to neišsilaikė ir jų neliko. Ir kai neliko, tai jo, toks labiau skaudžiau. Čia labai keista, kad irgi valstybės politikai jinai supranta tas knaipas kaip kažkokį tai nekvalifikuotą blogį, bet iš tikrųjų, kai pažvelgi į tą esmę, kai tu tampi tos aplinkos dalimi, tu supranti, kiek svarbi ta vieta yra vietiniams žmonėms. Tai yra fasado dalykas ir tas fasadas turi būti puošiantis gatvė ir o čia kažkokia ta pilka masė išeina, nesvarbu, kad tai yra mūsų visuomenės dalis. Aš bijau, kad tas fasadas pas mus yra tai daug fasadus svarbesnis. mes mėgstam labai pas mus gražiai. geriausias. Aš tikrai, aš esu buvusi tokiose tipo knaipėse. Viena jau virš 400 metų yra ir ten visi vis dar geria prie... Ne Oksforde, veiksmas vyksta Briuselyje netoli tos Grand Place. Taip, yra tokia vietelė. Aš netgi dar prisimenu, paskui jinai mirė, virš 80 metų moteriškė buvo. Ir jinai iš senelių paveldėjo, jai buvo virš 80 ir jinai pilstė alų. Aš ten supratau, kad alus yra žiauriai geras gerimas ir ten teisinga ta frazė, kad alus gerti sveika ir kas ten su juo darosi. Bet jinai visą laiką rūkydavo, vieną cigaretę patėdavo, pasimdavo kitą ir visą laiką rūkydavo. Ten buvo, aš jums pasakysiu tą vietą, jeigu būsi Briuselė, tobula vieta. Kartais įlysti ten sunku, bet visai šalia Grand Place'o. Ir tokia mažam kiemelyje, dabar jau tokia labiau elegantiška, nes jau ten perėmė, kažkas jau ten pasiekė, bet ten buvo tas knaipės atmosfera. Ir tarp kitko, ten lietuviai švęsdavo, pirmą dešimtmetį švęsdavo savo lietuviškas šventes, tada jinai iškabindavo lietuvišką vėliavą iš kažkur gavusi. Ir vėl visi gerdavo alų ten iki pamišimo, sakydavo, gera tauta, alų geria. Tai aš tą dvasią ten esu pajutusi, kada aš Briuselį važinėdavau. Tai man irgi vienu momentu taip ir nukrėtė, kad, atsimenu, Oksforde buvau irgi vienoje tų senųjų knaipių ir žiūrėk, velnės, žmonės taip pat atrodantis. Bet aš buvau tokia mažai pinigų ir daug mokslo. Nu jo, ten kainuoja. Bet taigi atrodo, kuo čia skiriasi tarp tų knaipių, kur ten Britai didžiuojasi tą pabų tradiciją, lokalų vietos barų, o pas mus jie, tokie matomi, aišku, pas mus baro kultūros gal nėra. Ir aš neseniai visai sutikau Kaune Žaliakalnį vienas tos baro savininkę, kuri uždaryta ir sakau, tai, nes ne vis laik nesuprasdavau, kodėl aš fotografuoju čia. Aš tai, man įdomu ir jinai ten kažkokią klastą įtardavo ir sakau, tai kaip jūs čia gyvenat, sakau, aš čia tiek laiko fotografų, sako, tai kur tos tavo nuotraukos? Sakau, aš bijau
kažkur publikuoti, nes, sakau, problemų gali būti. Tai sakė, oi, tai mes, tai sako, užsidarėm, beveik visi, sako, išmirė, gali drąsiai publikuoti tas nuotraukas. Nes, vis tiek aš bijodavau, nes daug kas apsvaigė, ten, aišku, kai pamatys tas nuotraukas, galvoju, reikia, turi išlaukti savo laiko. Tai va, Aš turiu komišką istoriją su debilinio kovojimo su alkoholizmu. Aš nuėjau pietauti į restoranėlį netoli Seimo, aš tada buvau Seimo narė. Ir atėjo savininkė, kurios dukros mokėsi mano klasėje Jėzuitų gimnazijoje ir jinai atnešė man kažkokio labai gero vyno, pusę taurės ir sakė, čia nuo šeimininko ar ten kažkaip, nežinau, ten restoranėlis per pietų. Aš plepėjau su žmogumi, kai darbinių klausimų, ką jūs manote? Po valandos Facebook'e atsirado Maldeikienė darbo metu, kai Seimas tą geria. Kadangi man viskas vienodai, aš pavartosiu vieną žestą, aš parašiau geriu ir gersiu, aš tą pasakiau prieš rinkimus ir kada norėsiu, tada gersiu. Nes šiaip Seimo narys dirba visą laiką ir kai jisai geria vakare su chebra, jisai iš tikrųjų daugiau, čia aš neironizuoju, tu daugiau supranti apie žmonių gyvenimą. Aš prieš 2 metus remontavau savo namuliuką kaime. Ir tokių keistų žmogučių privažiavo ten, visai tokių maršistų, jie ten mane auklėjo maršizmo dvasia, jie žinojo, kas aš tokia, mes labai susidraugavom. Mes ir vynelio išgerdavom ir kavos. Ir aš tada daug labai sužinojau apie švenčionėlius, kaip žmonės išgyvena iš kontrabandos, kokia tragedija, kai pastatė tą jų sieną, nes tiesiog dabar jau man nuramino mane šįmet viskas tvarkoj, jau kontrabanda vėl eina. Ta prasme, aš nežinau kaip, aš nerūkau ir jokių cigarečių, ne tik kontrabandinių, bet tu supranti, kiek tas gyvenimas yra kitoks negu kad... Ir tu tarp kitko supranti apie tai, kodėl tie žmonės laukia Ruso. Tai yra ta prasme, kad tu iš tikrųjų, kai su jais kalbi ir girdi, tai va čia ir yra tas buvimas žurnalistų girdėti. O žmogui būti išklausytų, čia tas taip, labai... Kiekvienas žmogus nori būti išgirstas. Aš noriu užduoti paskutinį klausimą, mūsų laikas eina į pabaigą. Ir kai skaičiau Faustinos istoriją, 6 vaikai, vieniša mama, bet akivaizdžiai rūpinasi, akivaizdžiai tie vaikai šviesiais veidais, tas stiklainis su pienu. Ir man tokia mintis kilo, ar mūsų visuomenė iš tikrųjų myli vaikus, ar mes jų nemėgstame. Reiškia, kai daugiavaikę šeimą pamatom, ar mes ją laikom taip maždaug pagal nutylėjimą, kad tai yra, bet jau kažkokie tai, jau netokie pašalpiniai, reiškia. Prisigimdė, kad gautų išmokas, aš šitą daug kartų girdėjau. Koks įdomus klausimas, šitaip reikėtų pagalvoti, bet turbūt taip labai mes norim tos šeimų vėl didelių dėl demografijos, bet kiek vaikščiojau su Faustina kažkur, tai pirmiausia žvilgsnis būna toks, man atrodo, smerkiantis. Kad, čia kažkas netaip įvyko, kad kažkokio savanaudiškumo, bet jinai savo tokio tvirtų, labai stotų charakterių, užsispyrimų kažkokiu, jinai kažkaip visą laiką savo įsikovoja tokio orumą, jinai visur ir ta pačia Salako bendruomenė yra girdima ir klausoma, jeigu reikia kažkam pakovoti, tai jinai paims pakovoti, jinai paskambina man, ten suves kokių žurnalistų, parašyti kažką reikia, nes neteisybė vyksta ir kažkaip, tai ją kažkaip ten bendruomenė, tai taip, man atrodo, visai palaiko ir gal kažkiek ir užjaučia kaip vienišą mamą, mato, kad ten nelengva. Aš, būdamas arti šios šeimos, aš pamačiau, ką tai reiškia auginti daug vaikų ir būt, pavyzdžiui, vienišai mama. Jeigu tau reikia važiuoti į Vilnių, kur vaikai, arba ten mažametė dukra į ligoninę paguldoma ir mama ten su ją 3 dienas atkurti, kiti 5 vaikai, kas prižiūrės. Tikrai tos socialinės politikos nėra. Tai dar gal knygą šitą ruošiant labai ką susipažinau ir kas maloniai nustebino, tai socialinių darbuotojų tas visas sluoksnis, puikių žmonių,
kurie turbūt dėl to, kad arti yra su savo, na, kaip pasakyti, nežinau, tai žmonėm, kuriais rūpinasi, jiem tiesiog pradeda rūpėti, jie advokatauja, aš kai paskambindavau ir pristatydavau knygos idėją, kad noriu šitokį pasakojimą, iškart akimirksniu suprasdavau ir sakydavau, reikia apie tai pasakot, mes visiškai, sako, to negirdim, iš karto ten už rankos mane vos ten nevedžiodavau ir ten stop, supažink su tuo, parašyk, čia pažiūrėk, kaip šitas, tai jo, manau, kad... Čia Faustina ir Faustinos vaikiai ir Artūro Morozovo knyga Sutikau žmogų. Tikrai labai skaitykit. Ačiū labai jums ir už palaikymą ir už klausimus.